Kaip sakė vienas kolega, jūs tai savo mirtim nemirsit. No hand for me? Mes biškį Hebrą pastumėjom nusikaltimui, iš kelio išvedėm. Dabar jau važiuojam pažiūrėti to kito sugriuvusio miesto. Tai nežinau, ar bus atverta, ar mums pavyks praeiti. Bet čia yra kokie 5 km nuo šito miesto. Miestas vadinasi Odžerelė. Odžerelė. Su brangiaja dabar eisime apžiūrėti šitos sugriuvusį miestą ir čia yra saugomas, bet čia yra kažkur kameros. Bet mums parodė vietinės, kaip pralipti reikia. Sako, va čia šalia tvarelės. Lipam. Dabar jau ką aš filmuoju nusikaltimą, nes šičia negalima. Ai, kur parašyta? Jeigu ką, kaip sako, įrodymai tik ant tavęs. Čia 68 metais šitą miestą sugriovė žemės drebėjimas ir jį paliko va tokį miestą vaiduoklį, paskui mes važiuosim toliau pasižiūrėti naujojo, o dabar einam pasivaikščioti po senąjį ir čia yra beje filmuoti 2 filmai. O čia yra miestelio centrinė aikštė. O čia žiūriu, kažkokios statybos vyksta. Gal filmą filmuos, gal atstatinė šitą miestą. Šiaip tai netikiu, per daug brangu. Su Karolina susiginčiam, nes čia mes matom centrinę aikštę. Aš sakau, kad čia bažnyčia. Pažiūrėk. Čia ne bažnyčia, čia rūmai. O Karolina sako, kad tenais bažnyčia. Ir aš būsiu teisi. Čia tokie gražus laiptai ir matom, kaip gamta pasiema šitos laiptus. O žmonės daro tos laiptus. Vargu. Varga. O, tikrai bažnyčia tavo, tu atspėjai. Čia matom pusę bažnyčios likusios po žemės drebėjimo. Dievulis, kaip sako, neapsaugojo savo namų. Matom bažnyčią iš vidaus. Kai žinia, policija atvažiuoja. Nu, tikiuosi, kad nepažiūrėkim. Ne. Ne karabinieriai. Ir ten kažkokie sutvirtinimai, čia gal čia padarys, turistam prieinama. Sutvirtint, kas gali griūt, apgenėt, takelius paruošti. Radom automobilį. Ratai nuimti. Kas čia Fiatas? Nu, kas kitas, jeigu ne Fiatas? Žinau, bet ta mašina yra kokį 90 metų. Čia tikrai. Negali, ne žemės drebėjimas. Nu, bet čia tikrai, jeigu tas Fiatas, nuo 85, bet tikrai ne 69. Tada kaip jis čia atsidūrė? Elektro, vonia, viskas. Lipam gali antrą aukštą, čia žiūrėk, yra laiptai. Tai laiptai mediniai ir kaip? Čia laiptai. Ai, normalus. Mėlynos sienos. Reikia žiūrėti, kad kas ant galvos nenukristų. Būtų gerai, kad ir patys nenukristume pirmą aukštą. Aha. Jau ten lūžė, baisu biški. Vėl, kokie jie maži žmogiukai. Čia toks kambarėlis buvo geras, ne? Aha, mažiukas. Dar pereinamas. Žiūrėk. Kas? Plembas. Čia įdomu, tikro gyvūno, ar čia yra kažkoks muliažas? Nu, sulelė, manau, kad tikro, čia su stuburu. Nu, gali būti tie mokslams skirti, žinai. Nu, čia kažkas nustembė tą klasikinį muliažą. Mašina tai yra? Man šita vieta tai kažkuo Iraką primena. Panašus vaizdai. Atrodo, mašina atvažiuoja. Ne, nusukai. Nusuka. Einam. Ten dar šunys 5 buvo. O tu matai, kaip ta siena pagriuvusi šitą pusę? Ai. Man atrodo, šitoj virs. Žiūrėk, nuės varpinė, kas čia tokia. Bažnyčia su kryžiu. Dar viena. Nu, tai Italija. Kaip sakė vienas kolega, jūs tai savo mirtim nemirsit. Čia ne bažnyčia. Oho. Čia bažnyčia. Jeigu kris, gal apsaugos, gal išgalys. Ar kokios puslentė mumis. O, geras. Kaip jautiesi čia? Jaučiu, kad noriu šalmą galvoje. Žiūrėk, čia su kastrosais įtempta, medžiai auga. Žiūrėk, kokia ta lenta supūs. Tai įdomu, ar jie tiesiog čia sudėjo supūvusias lentas, ar dar per tiek laiko jie net renovavo. Nu, Italijoje vien siestos ir siestas, tai žinai, jiems sunku. Kad jie dirbti nenori, tai... Ble. Kas? Kas? Mašina. Ai, mašina? Nu kaip? Nuvažiavo? Ne. Va, palauks. Labai lėtai, ble, atsistoju. Šita? Kur? Nuvažiavo. Bet šunys metu eina vaikštą. Nu tai jie tik už tvaros yra. Mes kokie silkariai prie sienos. O, ble. Motas. Ir emocijos aš prie sienos, gal nemato.
Turėsiu nejudėti dabar. Patrak savo plaukus, savo plauką Čia juda. man atrodo turistai su tais mokslais. Na, man irgi atrodo, nu bet vis tiek. Nu, gal einam ir einam, ką jie pasakys. Sakys, eikit iš ir išeis. Ar taip jau ruošimės A, išeiti? nu jo, sakysime istoriko. Lituano. Istoriko Lituano. Belekta ženerai, kad nelpeisinti čia. Jie visi bijo irgi eiti. Šitie žmonė, kurie dabar į mumis žiūri, mes galime atėti ir sakyti, tickets. Reikėtų tik turėti geltonus kokias liemenes. Ai, blemas nepasiėmėm. Bet tu su žalia kaip policininkė. Tau istoriko reikėtų pažymėjimo ir sakydami, tickets. Jei gal galvoju, kad mes ateisim ir trakyti. Aš manau. Važiuok, šitas tai atstatytas jau. Aha. O čia ne karabinieriai. Važiuok, rimtai jau pastatas su langais. No. Buongiorno! How are you? Do you want come? Yeah. Okay. Where? From another side. I show you. Yes. Yes. But you know it's illegal. Give me a hand. Here. Thank you. Okay. Where are you from? And you? Oh, Lithuania. Lieturis. No hand for me? Come here. Be careful. Thank you. Is it legal to come here? Yeah. Really? Why no tickets, no open gates? Because it's closed and we shouldn't come here. So it's illegal. Yeah, it's illegal, Yes. it's dangerous. This guy here told us you can have a walk and no one will tell you anything, but don't go inside the buildings. Have a nice day. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Mes biškai Hebrą pastumėjom nusikaltimui. Iš kelio išvedėm. Jie patys ateina. Nu, bet jiems dabar smagu. Nu ką, važiuojam toliau. Čia gal bus ticket ofisas. No, tu gali netvarkyti. Svarbiausia ticket ofisą. Turėk ir viskas. Radom mandarinus. Einam, paragausime. Tik galo negauk dėl to mandarino. Gerai, brangiai, pasistengsiu. Blėti. Aš manau, kad čia turėtų būti geri mandarinai. Manau, kad bus rūgštus. Nes tie, kur mes valgom, jie yra, aš manau, kažkokie pramoniniai ten. Bet labai skaniai kvepia jie. Pradėkime nuo to, kad jie labai sunkiai nusiskynė, bet labai viduj mažiukai. Tai tokie. O Dieve. Na ir? Ko trūkštumo? Manau, kai bus neberūkštus, bus labai gerai, bet dabar, o Dieve. Palauk, bet gal čia tik tais tas buvo rūkštus. Pažiūrėk, šitas tik atrodo gal Jums labiau normaliai. prisirpusi. Parodysiu. Apa. O, kaip kvepia. Parduotuvė taip nekvepia. Mažiau rūkštus, bet rūkštus. Nori? Daug paragau. Oh my god. Gerai. Dabar atvažiavom į naująjį Podžerelį. Jis buvo statytas 70-80 metais, tai yra to stiliaus architektūra, urbanistinis, plačios gatvės, graži centrinė aikštė, dar prie fontano prieisim. Ir čia jau buvo viskas šiuolaikiškai, žmonės iš sugriauto miestelio buvo atkelti čia, aišku, buvo ir konfliktų. Tie, kurie turėjo pažįstamų, susimokėjo biškį kyšių ir gavo geresnius būstus čia, o tie, kurie to neturėjo, gavo prastesnius būstus ir aišku, paskui kalėsi. Aš įsivaizduoju, kaip jis naujas, atrodė gražus. Jo, dabar toks, nėra, kad visai apleistas, čia žmonės gyveno. O čia kokius statulos su pretenzija į tą senovę. Miestelėje tikrai nėra daug žmonių, jis toks atrodo pusiau miręs. Čia irgi vyksta migracija į miestus, tai žmonės išvažiuoja į Palermo. Tai čia irgi gali matyti itališką namų kokybę, statybą ir apsileidimo lygį. Bet man vis tiek Italija labai graži. Einam miestelio gatve ir matom, kad visos langinės uždarytos. Tai gal čia nieks negyvena, gal čia Airbnb. Esam labai įdomioji, tuo pačiu liūdnoj vietoj. 68 metais įvyko labai didelis žemės drebėjimas ir sugriovė visą miestelį. Čia žuvo 350 žmonių, 1000 liko sužeistų ir menininkas, kuris čia gyveno ar čia pažinojo, neprisimenu, padarė tokią meninę instaliaciją. Tuose vietose, kur buvo namai, supylė betoną ir padarė tos praėjimus, kaip buvo tame kaime. Čia įvyko ir antra tragedija. Tie žmonės, kurie išgyveno dėl Italijos
korupcijos, biurokratijos ir, manau, ir mafijos. Visokiose barakuose, palapinėse išgyveno 10-15 metų. Šitą visą meninę instaliaciją užima 8 hektarus. Gerai, eina, bet įdomu čia labai aukštai. Įdomu, įdomu. Užėjkite į gatvę. Bet aš negalvoju, kad čia jie bus taip aukštai. Aš čia negalvojau. Gali įsivaizduoti, kad čia gatvės. Einam iki centrinės aikštės. O Dieve, čia pradrist reikės. Ko ne Irakas? Blet, saulė. Nerijus sako, blet, tai jau reiškia Jau reiškia, blet, tikrai. atvažiavo. Atvažiavom, reiškia.